Tai po trumpos pertraukėlės dabar noriu pakviesti į sceną SEBO atstovę, tai yra būtent darbuotojų saugos, sveikatos ir gerovės specialistė Aneta Šadrovič, ir jinai turi daugiau negu 10 metų patirties sveikatos srityje. Ir jos tema yra ne tik kodas lūžta, apie tai, kaip greitas technologijų pasaulis veikia mūsų emocinę sveikatą. Aneta, scena tavo. Sveiki. Prieš lipdama į sceną čia galvojau, kur čia tas rankas reikia laikyti, tai užėmė abi, labai gerai, kad nereikia galvoti. Ir taip, šiandien mano tema yra ne tik kodas lūžta. Ir tikriausiai daugelis iš jūsų esate susidūrę su ta žiauriai nemalonė situacija, kai kodas lūžta. Aš kodų nekuriu, aš su jais nedirbu ir aš nežinau, kiek laiko jums užtrunka tą kodą atstatyti. Bet ką tikrai žinau, kad atstatyti, atkurti žmogaus psichikos sveikatą gali užtrukti tikrai ilgai. Ir kodėl yra svarbu kalbėti apie psichikos sveikatą technologijų sektoriuje? Turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad kas antras iš jūsų patiriate perdegimą kasmet. Skaitmeninis išsekimas, kuris tikrai kyla ne iš fizinio krūvio, o iš nuolatinio informacijos srauto, iš nuolatinio poreikio būti produktyvesniam, iš nuolatinio poreikio būti čia, dabar ir realiu laiku, always on kultūra, ne? Visą laiką atsakyti, greičiau sutvarkyti, kad vartotojas nepajustų jokių trikdžių. Tai yra jūsų norma. Nuolatinis spaudimas, naudotis naujausiais įrankiais, neatsilikti, nuolatiniai deadline'ai, greitas tempas, crunch time'ai, kurie kyla iš neaiškių tikslų arba kai projekto apimtis tiesiog didėja be papildomų resursų. Tai tiesiogiai veikia jūsų psichikos sveikatą. Taip pat nuolatinis konteksto keitimas, tai yra šokinėjimas tarp gausybės įrankių. Ten šokinėjimas tarp Outlook, Teams žinučių, Jira, bugų ir panašiai. Ar jūs bent įsivaizduojate, kiek laiko reikia jūsų smegenims, kad smegenys sugrįžtų į tą pačią susikaupimo būseną? Na pavyzdžiui, jūs darote kažkokį svarbų darbą ir jums ateina Jira requestas, jūs pasižiūrit, kad jūs čia aš greitai galiu sutvarkyti, man čia reikia tik tais vieną varnelę uždėti ir bus problem solved. Ir jūs uždedat tą varnelę ir grįžtate prie savo pagrindinio darbo. Jūs nepatikėsit, bet jūsų smegenims reikia net 25 minučių, kad sugrįžtumėte į tą pačią susikaupimo būseną. Ir tai ne tai, kad tiesiogiai veikia jūsų psichikos sveikatą, tai veikia ir jūsų produktyvumą. Jūs, technologijų sektoriaus darbuotojai, jūs ne tik, kad dirbat greitai, visą laiką su deadline'ais, jūs dirbat ir nelaiku. Naktinis darbas, naktiniai deployai, naktiniai atnaujinimai, kad useris nepajustų kažkokių trikdžių, tai jau tapo norma. Ir tai tiesiogiai veikia jūsų miegą, o nekokybiškas miegas tiesiogiai veikia jūsų psichikos sveikatą. Hakatoninis nuovargis. Hakatonai, kurie, taip, jie skatina inovacijas, aš pilnai sutinku, bet iš to kyla nuolatinis nuovargis, didelis nuovargis, kuris tiesiog kyla iš nuolatinio darbo be poilsio. Todėl kalbėti apie psichikos sveikatą technologijų sektoriuje tai nėra kažkokia išimtis, prabanga, tai yra tiesiog būtinybė. Na ir pakalbėkim, kokį vaidmenį atlieka dirbtinis intelektas technologijų sektoriuje. Tai turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad jūs esate tie pirmieji žmonės, kurie susiduriat su dirbtiniu intelektu. Tai reiškia, jūs kuriat tuos įrankius ir jūs susiduriat su jų nauda ir su jų spaudimu. Dirbtinis intelektas turbūt visą laiką asocijuojasi su greičiu, pažanga, darbo struktūrizavimu. Ir visa tai yra labai gerai, labai šaunu. Bet iš viso to taip pat gali kilti ir nerimas dėl ateities. Kaip kad kolegė iš Hostinger minėjo, kad tas nerimas dėl ateities taip pat gali virsti į tą vadinamą imposterio sindromą, kai tu nuolatos jautiesi nepakankamas, atrodo, kad už tave jau visada yra geresnių, nors ir tu turi objektyvių pasiekimų ir tu esi to vertas. Taip pat kyla informacijos perkrova, nes tikrai neretai dirbtinis intelektas sugeneruoja daugiau informacijos, negu kad žmogaus smegenys sugeba suvirškinti, ne?
Taip pat dirbtinio intelekto sprendimai labai dažnai yra kuriami greičiau, negu kad spėjama įvertinti jų poveikį žmonėms. Dėl to žmonės gali jaustis stebimi, vertinami algoritmų, kas tiesiog įveikia mūsų emocinę sveikatą. Ir išties galėtų būti kitaip. Dirbtinis intelektas gali būti puikus pagalbininkas psichikos sveikatoje. Jis gali padėti atpažinti emocinius pokyčius, gali būti puikiai savipagalbos priemonė. Yra jau daugybė programėlių, kurios siūlo visokiausias meditacijos pasiūlymus, siūlo, kaip jums įgyti sveikų kasdienių įpročių. Ir tas išties yra labai svarbu ten, kur yra sunkus prieinamumas psichikos sveikatos paslaugų. Taip pat turbūt labai svarbu paminėti, kad dirbtinio intelekto sprendimai yra pasiekiami 24/7, kas yra irgi labai svarbu ir ne tik kažkokiuose mažose miesteliuose ar ten kaimeliuose, tai yra ypatingai svarbu net ir čia pas mus Vilniuje, Kaune, didžiuose miestuose. Mes turime didelį laukimo laiką psichikos sveikatos paslaugų. Dėl to, kol laukiame, galime su kažkuo pasitarti, tai yra šauni alternatyva. Taip pat dirbtinis intelektas gali padėti stebėti emocinį klimatą, tačiau turbūt labai svarbu yra paminėti, kad tiek technologijų kūrėjai, tiek jų naudotojai turėtų dirbtiniu intelektu naudoti sąmoningai. Tai reiškia, dirbtinis intelektas gali būti puikus pagalbininkas, puikus vedlys, jis gali jūs nukreipti, bet sprendimus visada priimate jūs patys. Ir man tikrai buvo įdomu susižinoti, kokia maždaug yra situacija mano aplinkoje. Dėl to aš apklausiau 60 savo LinkedIn kolegų ir paklausiau, kaip dažnai jie naudoja dirbtinį intelektą savo darbui atlikti. Ir čia rezultatai tikrai manęs nenustebino. Apie pusę iš jų dirbtinį intelektą naudoja 2-5 kartus per dieną ir netgi 21% iš jų tai daro dažniau. Ir aš pati tikrai būčiau tarptų 45% žmonių, kurie naudoja dirbtinį intelektą 2-5 kartus per dieną, nes tikrai neretai įsijungiu tokį įrankį ir pasinaudoju, pavyzdžiui, pakontempliuoti kokį gražesnį laišką, parašyti kokią gražesnę užklausą, ar surasti kažkokią svarbią informaciją ar įstatymą, kas mano darbe yra aktualu. Tai tikrai irgi būčiau tarp jų. Ir taip pat buvo įdomu susižinoti, kiek iš tų pačių respondentų naudoja tą patį įrankį savo psichikos sveikatai pagerinti. Ir čia iš ties rezultatai buvo atvirkščiai proporcingi. Jeigu net 41% iš respondentų yra bandę naudoti dirbtinį intelektą savo psichikos sveikatai pagerinti, tik 7% iš jų tai daro reguliariai. Ir ką šie skaičiai mums rodo? Jie tikrai parodo, kad dirbtinis intelektas jau dabar yra kasdienis mūsų darbo įrankis, tačiau taip pat parodo, kad dirbtinio intelekto potencialas nėra pilnai išnaudotas psichikos sveikatoje. Kodėl? Nežinau, galbūt trūksta žinių, galbūt trūksta pasitikėjimo dirbtinio intelekto, o galbūt apskritai reikėtų įsivesti psichikos sveikatą į savo kasdienybės temą. Galbūt reikėtų suprasti, kad mano emocijos, mano psichikos sveikata yra taip pat svarbu, kaip ir ryte laiku ateiti į darbą, ar kaip pavalgyti pusryčius ar pietus, ar kaip gerti daug vandens. Ir visgi, ką reikėtų daryti? Kuom dirbtinis intelektas gali padėti psichikos sveikatoje ir kur yra toji riba? Ir čia labai norėjau pasidalinti tikrai populiarią metaforą mūsų interneto visuomenėje, kuri puikiai atspindi tą, ką noriu pasakyti, kad dirbtinis intelektas sėdi šalia. Mes sėdime už vairo, jis nesėdi už vairo ir sprendimus priimame mes patys. Ir mano nuomonė, visi didžiausi pokyčiai, visi didžiausi dalykai visada prasideda nuo mažiausių dalykų. Tai yra nuo manęs, nuo tavęs ir nuo tavęs. Taip, tai dirbtinis intelektas visų pirma gali būti puikus pagalbininkas asmeniškai. Jau dabar yra daugybės programėlių, kurios siūlo, kaip minėjau, meditacijas, nuotaikų sekimus. Dirbtinis intelektas gali padėti automatizuoti rutiną, pavyzdžiui, susiplanuoti, kaip ir kada daryti pertraukas, padėti jums susiplanuoti dieną, padėti jums įgyti sveikų kasdienių įpročių, pavyzdžiui, tokių
kaip ir kada sportuoti, kaip ir kada ką maitintis, kaip ten pagerinti miego kokybę ir panašiai, kaip atsijungti nuo skaitmeninių dirgiklių. Gal kažkiek paradoksaliai skamba, bet man šitas dalykas padėjo. Technologijos pasiūlė, kaip atsijungti nuo technologijų. Ne? Tai aš paklausiau savo pokalbių roboto, kaip galėčiau labiau susikaupti darbe, nes prigavau save, kad dažnai esu nedėmesinga, išsiblaškiusi. Ir man jisai pasiūlė atsisiųsti tokias, yra daug tikrai pasirinkimo rinkoje, man pasiūlė atsisiųsti tokią programėlę, kuri blokuoja tam tikrus appsus mano telefone, tam tikras programėlės. Ir aišku, jūs galite pasirinkti, kada jinai blokuoja, kokias programėlės jinai blokuoja. Tai aš pasirinkau, kad darbo metu man būtų užblokuotas Messengeris, Instagramas ir Facebookas. Kodėl aš tai padariau? Dėl to, kad aš prigavau save. Aš prigavau save, kai man parašė draugė ir galvoju, čia greitai atrašysiu tą žinutę ir prigavau save, kad aš jau po 15 minučių jau seniai atrašius tą žinutę ir skrolinu kažkur kitur. O per tas 15 minučių tikrai galėjau daug ką padaryti ir vėlgi, jeigu grįžtant prie dėmesingumo, mano smegenys jau nebuvo tokios susikaupusios ir tokios dėmesingos ties darbu, ties kuriuo aš pradėjau tą daryti. Pokalbių robotai, savipagalba ir savirefleksijai. Apie juos pakalbėsiu šiek tiek plačiau ir parodysiu konkrečių pavyzdžių. Bet svarbiausia turbūt yra paminėti, kad labai yra svarbus sąmoningas naudojimas. Rinkoje mes turime daugybės pasiūlymų, bet jūs turite išsiaiškinti, kaip ta programėlė veikia, jūs turite aiškiai žinoti, kam jūs ją naudojate, kokie jūsų poreikiai iš jos ir pasirinkti savo tinkamus sprendimus. Taip pat labai svarbu, kad klausimai, kuriuos jūs užduodate pokalbių robotui, būtų savipagalbos lygmens. Tai reiškia, jie turi būti kasdieniai, įprasti, orientuoti į kažkokius konkrečius veiksmus ir tikrai neturi būti orientuoti į kažkokį medicininį vertinimą ar diagnozes. Ir visgi, kam naudoti ir kam nenaudoti. Tai viskas priklauso nuo klausimo, kurį mes užduodame. Jeigu jūsų klausimas yra susijęs su kasdieniais įpročiais, na pavyzdžiui, kokie 3 būdai sumažinti stresą. Arba man labai patinka antrasis, kokie dėmesingumo pratimai trunka mažiau negu 5 minutės. Mes juk visą laiką skubame ir neturime laiko. Tai čia dirbtinis intelektas gali būti puikus pagalbininkas. Tačiau jei jūsų klausimas yra orientuotas į kažkokius svarbius gyvenime sprendimus, į pavyzdžiui rekomendacijas, kaip vartoti vaistus ir panašiai, tai į tokius klausimus dirbtinis intelektas net neturėtų atsakyti, o jūs ir neturėtumėte to klausti. Tai šitoje vietoje akivaizdžiai yra reikalingas žmogus, terapeutas, kuris gali empatiškai įvertinti jūsų situaciją. Ir kaip ir žadėjau, tikrai parodysiu konkrečių pavyzdžių psichikos sveikatos pagalbos programėlių. Ir jų rinkoje yra tikrai begalės. Tačiau svarbiausia yra atsiminti tai, kad visos šios programėlės, kurias rodysiu, jos nėra žmonės. Jūs esate tie sprendimų priėmėjai, tai gali būti kažkoks startas nuo kažko atsispirti, kažkoks atsispirimas, ne? Vienos iš tų programėlių yra mokamos, kitos nemokamos. Jums tiesiog reikia pasirinkti. Ir aš tikrai ir pati naudoju programėlės ir galiu papasakoti iš savo patirties, kad, na pavyzdžiui, ir lipdama čia pas jūs į sceną, tikrai jaudinausi. Ir galvojau, kaip čia man dabar nusiraminti, kaip čia man dabar tą savo kvėpavimą ir balsą nuraminti. Ir pasiklausiau aš savo pokalbių roboto, ką galėčiau padaryti. Ir jis man pasiūlė 4 variantus. Aš jų tikrai neatsiminsiu, aš jums tiesiog paskaitysiu. Tai pirmasis buvo: įkvėp giliai per nosį 4 sekundės, sulaikyk kvėpavimą 4 sekundės, iškvėp per burną 6 sekundės. Antrasis: perdėk jaudulį į energiją. Pasakyk savo, aš nebijau, aš tiesiog pasiruošusi ir kupina energijos. Trečiasis: pasitreniruok mintise. Užsimerk ir įsivaizduok, kaip stovi scenoje, kalbi aiškiai, o auditorija tavęs klausosi. Na ir ketvirtas: sutelk dėmesį į turinį, o ne į save. Užuot galvojasi, ką pagalvos, susitelk į žinutę, kurią nori perduoti klausytojams. Ir,
Nu ką, ašgi tikrai nepuoliau čia praktikuoti visų 4 tų variantų. Aš pasirinkau tai, kas man atrodė naudinga, tai, kas man atrodė priimtina. Aš pasirinkau pakvepuoti 3 kartus pagal šitą instrukciją ir visai patiko ta mintis, kad reikėtų susikoncentruoti visgi į žinutę, kurią aš noriu jums perduoti. Taip, kad turbūt grįžtame vėl prie mano tos minties, kad sprendimus vis tiek mes priimam patys, ne? Ir kaipgi jos veikia? Pirmasis pavyzdys, Vaiza, tikrai milžiniškas vartojimas, daugiau nei 5 milijonai vartotojų, veikia be registracijos, yra konfidenciali, teikia personalizuotą patirtį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kai jūs pradedate naudoti šitą programėlę, jinai klausia jūsų tam tikrų klausimų, kad įvertinti jūsų emocinę būseną ir įvertinti, kokie visgi jūsų lūkesčiai yra ir poreikiai yra iš jos. Kas yra faina, kad jinai supranta visomis kalbomis, galite jos klausti lietuviškai, jinai jums atsako angliškai ir taip pat turi mokamas ir nemokamas versijas, veikia kaip pokalbių robotas. Tai reiškia, jūs jos klausite, jinai jums atsako. Kitas pavyzdys, irgi veikia kaip pokalbių robotas, tačiau daugiau yra orientuota emocijų stebėsenai ir įpročių formavimai, kažkokių kasdienių, sveikų įpročių formavimui, kaip minėjau anksčiau. Irgi turi mokamas ir nemokamas versijas. Čia yra pliusas jos, kad jinai jums atsako lietuviškai. Na ir trečiasis pavyzdys, kuriuo labai džiaugiuosi, kad galiu pasidalinti, tai yra lietuviška programėlė Ramu. Jinai yra sukurta Lietuvos profesionalų psichologų. Yra visiškai nemokama ir yra skirta panikos atakų valdymui ir nerimo mažinimui. Tai jinai jums gali pasiūlyti visokiausius kvėpavimo pratimus, gali pasiūlyti meditacijas. Ir aš pati tą programėlę turiu. Ir žinau, ką turbūt dabar daugelis galvojat. Dabar, kas čia ta meditacija yra? Kaip čia dabar... Aš irgi pradžiai buvau skeptiška, galvojau, kaip čia dabar aš turiu atsisėsti, atsijungti nuo visko, gal užmerkti akis ar mintise savo kartoti kažkokią mantrą, kažkokius žodžius. Tai tikrai šitą programėlę palengvina ir atsako jums į visus šitus rūpimus klausimus. Ir kas labai faina, kad jinai dar šiek tiek ir prie jūsų prisitaiko, jinai leidžia jums pasirinkti meditacijos trukmę, tai jūs bent jau galite pasirinkti pačią trumpiausią meditacijos trukmę ir pabandyti tai papraktikuoti, bent jau kas 2 ar kas 3 dieną. Ir paskutinis mano pavyzdys, tai yra Calm programėlė, jinai turbūt yra ilgalaikės prenumeratos lyderė, jos panaudojimas yra milžiniškas, ji taip pat turi ir nemokamą versiją, tačiau mokamoje versijoje galite rasti daug įdomesnių dalykų ir kas man pasirodė ją įdomu, kad jinai turi miego istoriją su žinomų žmonių balsais. Taip pat turi labai plačią ir turtingą biblioteką muzikos ir gamtos garsų, kurie padeda atsipalaidavimui ir miegui. Na ir veikia labai panašiai kaip ir kiti pavyzdžiai, bet ką aš norėjau pasakyti, kad turbūt visos šitos programėlės, kurios aš parodžiau, jos gali jums padėti asmeniškai. Bet mano nuomonė, psichikos sveikata tai nėra tik asmeninis klausimas. Tai yra daug platesnis organizacinis klausimas ir psichikos sveikata jinai formuojasi ne tik mūsų galvose, bet ir komandose, kuriuose dirbame, organizacijose, kurios kūrė tą psichikos sveikatos kultūrą. Ir čia dirbtinis intelektas irgi gali būti puikus pagalbininkas. Tikrai daug įmonių ir ypatingai technologinių įmonių jau naudoja dirbtiniu intelektu pagristus sprendimus, ne tik verslo procesams pagerinti ar pagreitinti, bet ir darbuotojų geroviai pagerinti. Ir pavyzdžiui, analizuoja darbuotojų apklausas. Tai pavyzdžiui, ir mūsų įmonėje neseniai baigėsi tokia Insighto apklausa, kuriai tikrai žinau, kad irgi yra naudojamas dirbtinio intelekto sprendimas, kad padėti išanalizuoti gautus atsakymus, jie vis tiek išlieka anonimiški. Ir tas ypatingai yra svarbu didelėse įmonėse, kur yra daug darbuotojų, kur tas atsakymų ir komentarų skaičius po apklausos yra tiesiog milžiniškas. Tai dirbtinis intelektas tą tikrai gali padėti išanalizuoti greičiau ir efektyviau. Ir aišku, nedarant jokių klaidų.
Tikriausiai nepaslaptis, kad dirbtinis intelektas taip pat atlaisvina mus nuo rutinos. Jisai suteikia daugiau laiko kūrybai, fantazijai, idėjoms. Ir čia darbuotojai labiau pasitikė savimi, labiau jaučia sprendimo laisvę, labiau jaučia, kad jie gali daryti įtaką organizacijai. Labai svarbu, kad įmonėje būtų aiškiai komunikuojama, kokie įrankiai, kam, kokiuose procesuose yra naudojami. Ir labai svarbu, kad būtų mokoma ne tik kaip konkrečiu dirbtinio intelekto įrankiu naudotis, bet ir kaip su juo gyventi. Tai reiškia, kaip susitvarkyti su greičiu, tempu, informacijos perkrova. Ir čia taip pat pateiksiu keletą pavyzdžių, bet tikrai neaptarnėsiu kiekvienos atskirai. Čia šitą dalyką galima pasigūglinti, bet tiesiog aptarsiu, kaip jos veikia, o veikia labai paprastai. Tai įmonė nuperka tiesiog licenzijos modelį, kuriuo darbuotojai naudojasi nemokamai, konfidencialiai žinoma. Galima pritaikyti kultūrai ir integruoti visokias vidinės iniciatyvas. Na, pavyzdžiui, dienos be susitikimų. Pavyzdžiui, bendros mikropertraukos, kažkokie step challenge'ai, visas šias iniciatyvas galima integruoti į šią programėlę ir stebėti, koks yra dalyvumo lygis, ar žmonėms patinka, kaip žmonės vertina, galbūt net galima kažkokius komentarus, feedbacką parašyti, ne? Ir pabaigai turbūt norėjau pasakyti, kad dar paminėti, kad psichikos sveikata organizacijose ir komandose tai nėra tik dirbtinio intelekto sprendimai. Jokių būdų ne. Tai yra žiauriai didelė visuma. Na, pavyzdžiui, retrospektyva turi būti ne tik kodui, bet ir žmonėms. One-on-one susitikimai turi būti ne tik apie užduotis, pasiekimus, bet ir apie emocijas, ne, kaip žmonės jaučiasi toje komandoje. Visokiausias vidinės HR iniciatyvos tokios kaip anoniminė psichologo linija, papildomas sveikatos draudimas, papildomos laisvos dienos. Visa tai tikrai yra svarbu psichikos sveikatai palaikyti. Taip pat labai svarbu, kad įmonėje kažkas rodytų pavyzdį. Ir tą pavyzdį greičiausiai turi rodyti vadovai, ne? Aišku, jūs dabar pagalvosit, vadovas yra už tą atsakingas, vadovas yra už aną atsakingas, kaip čia jisai viską gali spėti. Bet dėja taip, vadovai turi rodyti pavyzdį, bet tam, kad jie rodytų tą pavyzdį, jie turi būti apmokomi, kaip atpažinti tos emocinius sutrikimus. Ir visa tai tikrai veikia. Nes visą tai mes turime savo įmonėje ir aš esu su tuom pati susidūrusi, dėl to taip drąsiai siūlau ir rekomenduoju. Ir tikrai neabejoju, kad daugelis iš jūsų kažką iš to, ką aš paminėjau, turite savo įmonėse. Tiesiog galbūt nežinote ir nenaudojate, galbūt, nežinau, kitos priežastys lemia, kad nenaudojate. Tai tikrai grįžkite į savo įmonės, pasižiūrėkite, ką turite ir naudokite. Nes žinot, visą laiką yra, kaip sakau, visą laiką labai lengva yra paprašyti įmonės, suteik mum tą ir aną, duok mum tą ir aną. Taip, vienos įmonės duoda, kitos neduoda, aš tikrai žinau. Ir tą lemia daugybės veiksmų, čia viskas yra tame okei. Bet jūs man pasakykit, koks yra tikslas. Jeigu, pavyzdžiui, įmonė duoda jums reguliuojamus stalus ir reguliuojamas kėdes, bet darbuotojai tuo nesinaudoja. Koks tikslas, kur well-beingas, kur gerovė, ane? Tai grįžkite į darbovietės, pasitikrinkit ir naudokit. Ir pabaigai lūžta ne tik kodas, palūžtų ir aš pati, palūžtat ir jūs patys, dėl to naudokit dirbtinio intelekto sprendimus ne tik darbui, bet ir savo sveikatai pagerinti. Ačiū Jums už dėmesį. Ačiū labai. Žiūriu laiką, tai gal tai vienas toks klausimas, kad dabar kas yra labai aktualu, kad žmonės tikrai konsultuojasi su įvairiom programėlėm ir įrankiais dirbtinio intelekto pagalba. Kaip dėl duomenų, nes tai yra jautrus klausimai, jautrus duomenys. Vat, koks būtų patarimas šito klausimu? Tai tikrai tų rizikų yra ir turbūt
jeigu apie tas rizikas kalbėti, tai čia dar vienas pristatymas galėtų būti. Bet ką paminėjau, pavyzdžiui, tie pavyzdžiai, kur aš jums daviau šiandien, tai jie veikia be registracijos. Tai reiškia, kad jūs neturite įvesti nei elektroninio pašto, jūs galite susigalvoti slapyvardį ir tai tiesiog bus. Jeigu jūs patys jokios asmeninės informacijos pokalbio metu nepateiksite, tai kaip ir tos rizikos nebelieka. Bet žinoma, aš visą laiką čia, aš ir darydama šitą pristatymą, aš mačiau tų rizikų. Pavyzdžiui, stigmos rizika. Pas mus ir taip yra ta stigma, kad žmonės bijo nueiti pas terapeutą. Tikrai nėra lengva nueiti ir gyvai kalbėti apie savo problemas, vidinius kažkokius nesklandumus, ir tas naudojimas dirbtiniu intelektu gali dar labiau atitolinti mus nuo tos galimybės nueiti pas psichoterapeutą. Bet sakau, čia dar gal daug galėčiau išsiplėsti, bet noriu pasakyti, kad prašyti pagalbos ir pastebėti, tai nėra silpnumo ženklas, tai atvirkščiai yra stiprybės ženklas. Dėl to tas dirbtinis intelektas kartais paklausus kažkokių paprastų savipagalbos klausimų gali jūs nukreipti ir galbūt jūs gali padrasinti žengti tą didesnį, stipresnį žingsnį. Ačiū labai. Ačiū Jums labai. Kadangi nebuvo laiko klausimams iš auditorijos, tai tikiu ir Anetą ir jos komandą rasite Sebo stende, tai tikrai ateikite. Ačiū labai. Ačiū labai. Tikrai mielai lauksiu klausimų. Dabar, kadangi turim naujų žmonių auditorijai, matau daug per centrą, žinau, kad aš užknisiu jūs iš to dalykų. Pasispauskit, nesaugom vietų, yra labai daug stovinčių žmonių, drąsiai eikite į kitą salės pusę ir atsisėskit. Svarbu, kad visi rastų savo vietą. Jau matau pasiruošusią kitą pranešėją, Go Vilnius atstovę, Indrė Laučienė, kuri yra užimtumo ir migracijos ekspertė, turinti daugiau nei 10 metų patirtį, padedant žmonėms integruotis į darbo rinką. Ir jinai būtent pakvies pažvelgti į mental health, darbo ir asmeninio gyvenimo balansą. Indrė, kviečiu. Sveiki. Sveiki, girdis ar ne? Ačiū už pristatymą, bet man klausimas toks, susipažinimui bendrai. Ar galėtumėt pakelti ranką tie, kas iš vis yra girdėję, kas yra International House Vilnius? Rankų miškas, nerealu. Reiškia, pradėsiu vienu labai mažu žingsniuku nuo anksčiau. International House Vilnius, kuris yra įsikūręs miesto savivaldybės pirmame aukšte, yra vieta šiaip iš esmės savo ideologiją, tai pavadinkim, skirta atvykstantiem į miestą tarptautiniam talentam. Kodėl aš nuo to pradedu? Dėl to, kad mes labai praktikoje labai aiškiai matom, kaip atrodo tie žmonės, kurie atvyksta daryti karjeros į mūsų miestą ir ką jie sako po kurio laiko. Tai aš norėjau truputėlį ties šituo kampu šiandien ir kalbėti, nes kai mes čia šitame, aš tai pavadinčiau vietinėme burbule, toje aplinkoje studijuojame, darome karjerą, kartais nesusimastome, kaip gali atrodyti už šitų sąlygų, ar ne? Ir kuo mūsų sąlygos yra geros arba blogos ir kaip jos atrodo kontekste. Tai čia, kad suprastumėt, kodėl iš tokios vietos, kuri turėtų kalbėti ir apie daugiau tarptautinę samdą, mes dalinamės ir tuo, ką pastebėjome ir kartais pašnapždami vienam kitam ir darbdaviui. Šiandien aš keliausiu per vieną istoriją, bet prieš nupasakojant kontekstą plačiau, šiaip tai mes retokai pasigiriam, bet Vilnius ir Lietuva iš tiesų labai neblogai atrodo europinėme ir pasaulinėme kontekste, kuris kalba apie profesionalų gyvenimą, karjerą, jų pritraukimą, jų buvimą čia. Tai čia, kad negalvot, kad jeigu dabar laukia pilkas dangus, cepelininis ir saulės nėra, tai kad visą laiką jos nėra niekur. Tai mes neturim šiaip blogų labai sąlygų. Mes esame įstoję jau kuris laikas į labai fainą klubą, aš jį taip pavadinčiau, kuris yra su Skandinavijos šalim ir Baltijos šalim, tai tokia visai faina šiaurė. Ir kai renginiuose bandai pristatyti Vilnių ir ten dėti kokią nors vyšnaitę ant torto, kodėl būtent Vilnius, kuo jis fainesnis negu Kopenhaga, tarkim, tai žinot, kokia didžiausia problema yra, kad nėra to tokio jau išskirtinumo kažkokio, nei pas juos, nei pas mus. Mes visi gyvename pakankamai panašiomis sąlygomis, kurios tikrai nėra prastos, bet tačiau, aišku, visada gali būti geriau.
Tai jeigu, tikiuosi, čia nėra norinčių labai migruoti, nes netoks mano tikslas, bet kad žinotumėt, tarkim, talentų kontekste aukštos kvalifikacijos specialistų, nesvarbu, jie vietiniai atvykę ir panašiai, tai šiuo metu pirmauja šiaip jau pagal sąlygas, kurias siūlo Nyderlandai, Vokietija, man tokia labai faina kylanti žvaigždė yra Čekija su labai įdomiom praktikom, bet Vilnius labai stabiliai kasmet visuose reitinguose pagal visus kriterijus taip pat kyla. Taigi, šiaip kasmet darome apklausas ir labai aiškiai įsivertiname, kas gyvenant Vilniui yra gerai ir kas ne. Ir kadangi apie tai kalbėsiu truputį vėliau, tai norėjau jums parodyti, nes čia viena ta apatinė dešinė dalis yra tai, kas bet kuriem atvykusiem, kurie su Vilniumi ir su darbo rinka čia ir su karjera čia susipažįsta pirmą kartą, kas jiem yra svarbiausia ir ko jie labiausiai ir daugiausia nori. Tai nebūtinai reiškia, kad jie to visiškai nemato ir negauna, bet jie jaučia aktualumą, kad tai jiem yra labai svarbu. Žinot, kas yra įdomu, kad labai daug dalykų koreliuoja su tais, kurie galbūt niekada nedirbo užsienį. Čia gimė, augo, studijavo ir taip toliau. Tai yra karjeros galimybės, tai yra tolerancija ir įtrauktis į bendruomenės ir į ratus darbe ir už jo ribų. Kodėl aš apie tai kalbu? Nes tai yra nerealiai stipriai susiję su tuo, ką mes vadiname ta psichinė sveikata, su ta gerove. Nes kada aš jaučiuosi darbe gerai, tai gali man būti svarbu ergonomiškas stalas, gali man būti svarbu kažkokie kiti dalykai, bet jeigu taip svogūną nuluptumėm iki pabaigos, pamatytumėm paprasčiausius dalykus, kuriuos mes vadinam, kad aš gerai jaučiuosi darbe. Bet kas yra tas gerai jaustis darbe? Ir tai dažniausiai yra visiškai nematerialūs kultūriniai dalykai, požiūrio, bendruomenės, tai kaip darbdavys kuria socialinę aplinką darbe. Taigi, prieikim prie to mūsų herojaus Semo. Mes atlikom šiaip praėjusiais metais tokią įdomią apklausą, truputėlį kitam kontekste besiruošdamos. Apklausėme Vilniaus mieste karjerą šiuo metu darančius beveik 300 IT specialistų, kurie yra atvykę iš užsienio. Labai įdomu, kad beveik 72% jų pasakė, kad atvykę į Vilnių jaučia daug mažiau streso ir daug mažiau viršvalandžių. Tai buvo mums labai įdomus skaičius, kuris labai aiškiai pasakė, kad būtent šitam sektoriuje specialistai Vilniui mato tam tikrus privalumus. Tai mes išsigryninom tai, ką mes vadinam Semu ir kas pas mus dažniausiai apsilanko, būtent iš šito šiandien mums aktualaus sektoriaus. Tai yra, mes jį pavadinom Semu, tai yra maždaug 30+ metų vyrukas dažniausiai, kuris yra atvykęs, užsiima aktyvių sportų, mėgsta laisvalaikį, čia neparašyta, bet šiaip mėgsta alų dažniausiai. Ir labai jau norėtų to gyvenimo darbo pusiausvyros, nes tas alus dieną nelabai geriasi. Tai analizuodami būtent Semą, pasižiūrėjome, kodėl jis galėjo norėti dirbti Vilniuje. Ir jeigu jūs jau, ir aš manau, kad dauguma čia jau tikrai ne vienerius metus dirbate, kas yra svarbu toj kultūroje, norėti likti čia. Ir kai aš šiandien kalbu ne tik specialistui, profesionalui apie jį, aš kalbu ir tiems čia, kurie turi savo komandas arba kurie yra patys darbdaviai, kurie gali daryti įtaką didesnę, galbūt negu vidutinę tam, kas dedasi jų komandos ir darbovietėse. Tai kadangi, kodėl Semas iš vis atvyko į Vilnių, tai jis ieškojo tų jau mano minėtų labai akivaizdžių dalykų, tai yra norėjo mažiau streso, norėjo mažiau darbo valandų, mažiau viršvalandžių konkrečiai, truputėlį daugiau galbūt palaikymo, gyventi arčiau gamtos, vėlgi čia tokie kaip ir natūralūs dalykai mums, kas labai įdomu yra, jeigu nuvažiuosi toliau nuo mūsų regiono, kai pradedi apie tai kalbėti, tai sako, jo, mes ten kitose šalyse irgi labai norim gyventi šalia gamtos, tai vat ateina savaitgalis važiuojam 2,5 valandos iki miško. Tai pas mus truputėlį šita problema mažesnė. Dažniausiai mes juokavom, mišką pasiekėm net kai nenorim ir važiuodami namo, pavyzdžiui, tai yra artimiausias 20 minučių nuo darbo, bet tai yra dalykai, kurių mes galbūt jau net nebeįvertinam, bet jie egzistuoja ir jie yra labai svarbus ir jie gali prisidėti prie tos gerovės.
Taigi, pradėkim tada nuo darbdavio. Tai kur yra darbdavio vaidmuo ir kur yra tai, ką jis galėtų padaryti. Komandos vadovas, darbdavys, čia jau turbūt nelabai svarbu, tai yra tas žmogus, kuris daro įtaką būtent tam kažkokiam bendruomenės, grupės, nuotaikos kūrimui darbe ir komandose. Tai pirmiausiai yra tie esminiai dalykai, kuriuos aš šiek tiek paminėjau pačioje pradžioje rodydama jums apklausą. Tai yra žmogaus naujo, nesvarbu, ar jis atvyko iš užsienio, ar jis atvyko iš Kauno, ar jis atvyko iš, dar neminėsiu, gilesnių regionų, ar jis gimė augo Vilniuje. Tai yra pirminis pasitikimas atėjusi komanda, ką mes dabar vadinam onboardingu. Yra tekę matyti ir girdėti labai liūdnų onboardingo atvejų. Tai, kaip sako reklamoje, pirmos 5 sekundės ar net mažiau yra pardaviminės, taip onboardingas yra tas etapas, kur arba you make it or break it. Ir jeigu nori, kad žmogus gerai jaustųsi, tai čia yra tikrai labai svarbus etapas įsileidimo į komandą. Integracinė dalis, tai čia jau mes visi dalinamės atsakomybę, tiek darbdavys, tiek miestas, tiek mes patys kaip žmonės. Labai svarbu įtrauki, tolerantiška ir korektiška aplinka. Manau, kad karjeros galimybės yra labai svarbu ir čia, kad suprasti, kai kurios įmonės ar organizacijos yra pakankamai plokščios. Tai kai mes kalbam apie karjeros galimybės, tai nereiškia, kad aš turiu dirbti trikampinėje, tai pavadinkim hierarchinėje kažkokioj tai įmonėje, tikėtis, kad po metų aš ten tapsiu kažkuom ar ne profesionalų X aukštesnėse pareigose. Karjeros galimybės yra viskas, kas yra susijęs su mūsų kaip žmonių tobulėjimu. Nes įvairios apklausos rodo, kad jeigu aš nesijaučiu, kad augu, jeigu aš nesijaučiu, kad aš tobulėju, tai labai veikia mūsų psichinę sveikatą, nes mes pradedame jausis užstrigę. Ir tada nesuprantam, iš kur atsiranda tam tikras stresas, nepasitenkinimas ir panašiai. Ką reiškia dar karjeros galimybės? Tai ne tik paaukštinimas, tai yra visi tie tobulėjimai, ar ne? Tai yra mentorystė, tai yra įvairūs networkingo galimybės, galimybės kažkur išeiti, sudalyvauti. Tai nėra tik mokymai arba nėra tik pakelimas pareigose. Ir kartais paprasčiausiai rasti mentorių arba turint komandoje žmogų ar kolegą, kuriam aktualu yra ar ne tas tobulėjimas ir karjeros galimybių kažkokių realių nėra, mentorystė gali būti labai geras atsakymas į šitą problemą, kuris padėtų žmogui nesustoti augti, tobulėti, mokytis ir nesijausti užstrigusiam. Ir be abejo labai svarbu yra tas realus darbdavio vaidmuo. Ir tai nėra tik gražus postai LinkedIne, ir tai nėra tik tais gražus pasisveikinimas, paduodant dešinę, kai atėjo ryte į darbą. Tai yra tų realių kasdieną rodomų vertybių klausimas, ar ne? Jeigu aš sakau, kad mes esam tolerantiški ir aš noriu girdėti jūsų nuomonę, tai nereiškia, kad aš sakau, okei, išgirdau, arba kaip man patinka labai frazė, girdžiu. Tai kai man sako girdžiu, tai aš suprantu, kad nė velnio manęs negirdi, nes tai yra toks maždaug atstok, jo, tu pasakei ir labai faina duris ten. Tai ne, tai yra realiai girdėti ir išklausyti ir tam tikros situacijos, jeigu ne, tai normaliai suteikti grįžtamą ryšį, kodėl ne. Bet čia jau tokie, vėlgi, komandinių vertybių dalykai, kur ką mes deklaruojam, tuo mes ir turim gyventi. Ir kad tas girdžiu netaptų tokiu ironišku komandos šūkiu. Tai yra, ką mes galim padaryti kaip komandų grupių vadovai, darbdaviai, apskritai bet kas HR-as labai svarbu, bet kas formuoja kultūrinius aspektus darbe. Miesto sprendimai šitiem dalykam. Čia prieš tai jūs tikrai girdėjot labai daug gražių patarimų ir labai prasmingų patarimų apie tai, kaip jūs galite padėti savo, ką miestas yra padaręs vardan to, kad žmonės jaustųsi geriau. Tai čia truputėlį yra apie tarptautinius talentus, kurių galbūt yra tarp jūsų komandų, jūsų galbūt pavaldume ar tiesiog darbe. Tai mes šiuo metu esame aptarnavę maždaug 50 000 klientų jau. Tai yra užsieniečių, tai sakau, tas grįžtamasis ryšys, kodėl atvyksta žmonės, kas jiems čia patinka, nepatinka, kuo karjera Vilniuje skiriasi nuo, tarkim, užsienio. Tai mes tikrai girdim kartais ir nelabai fainų dalykų, kartais labai fainų dalykų, bet tai yra mūsų duona ir druska. Ir manau, čia yra ne tik migracijos kelionė, kodėl aš apie tos dalykus kalbu šiandien, tai yra labai svarbu ir vietiniam. Aš ne Vilnietė, tai
man asmeniškai savo karjeroje šią kelionę irgi teko praeiti. Aš manau, kad tie, kas atvažiavo į Vilnių iš kažkur, labai gerai supras, apie ką kalbu. Tai yra ir net tas atvykimas į miestą, kas tada vyksta, integracija, tam tikrų socialinių ryšių sukūrimas. Ir visi veiksmai po to, kurie veda link to, kad nenorėtum palikti darbo. Tai va taip atrodo tų žmonių, kurie atvažiuoja iš užsienio kelionę. Bet vėlgi, šitos kelionės dalys yra svarbios mums tikrai visiems. Su kuo mes dar dirbame ir čia, jeigu kartais jūsų komandose, beje, dar kartą paminėsiu, yra užsieniečių, tai labai svarbu tikrai perduokit, kad mes kovojam ir dirbam su vietinė biurokratija ir turim tokį juoką, kad homus biurokratikus, tai čia jau kai užknisa visus ir jau net mus, kurie šiaip tai valstybinio sektoriaus dalis. Tai mes dirbam su viskuo, kas yra aktualu užsieniečiam, su visais nuostabiais, visiems aiškiais dokumentais, jų vertimais ir užpildymais. Teikiam paslaugas, informuojam ir padedam. Tai jeigu turit savo rate tokių žmonių, būtinai jiem perduokit linkėjimus ir kad jie gali pas mus ateiti. Ir taip pat turim įvairių kitų paslaugų, kurios gali būti įdomios ir jum, nes gali jum taip pat tokių įdomesnių kampų parodyti miestą ir galimybės integruotis jame. Tai mes turim laiks nuo laiko pakankamai nemažų renginių. Vieną tokį didžiausią dabar praužiam pačioj vasaros pabaigoje. Tai tikrai labai kviečiu visus, nes tarp kvalifikuotų specialistų, ypač IT sektoriui, tech sektoriui, labai daug yra užsieniečių, tai ten galimybės networkinti, susipažinti, ne tik su skirtingai žmonėm, bet ir kultūrom tikrai yra labai daug. Ir pabaigai taip pat pusiau juokais, pusiau rimtai, mano nuomonė ir tai, ką mums sako patirtis, kad yra geriausia vis tik prevencija viskam, tai yra darbo ir asmeninio gyvenimo išlaikymas. Ir galimybės brėžti ribas mes kultūriškai savo darbo kultūroje čia tikrai turim. Kartais patylim, o kartais vis dar gyvenam ta sena ideologija, kad aš būsiu labai krūtas, būsiu labai darbštus, tai aš padirbsiu porą ten viršvalandžių. Tai ne. Ir mes iš tiesų turime kultūriškai visas galimybės tas ribas nubrėžti. Ir jeigu yra nemalonus jausmas darbe, tai galbūt ne kėdė jum nepatogi. Ir tuos klausimus visada reikia kelti žmonėm, kurie formuoja viduje komandų dvasią, tą komandinę, pavadinkim, nuotaiką ir kelti tam tikrus klausimus. Nes vėlgi, tai kaip jūs jaučiatės darbe, ar jūs jaučiate viduje, kad jūs turite karjeros galimybių, ar jūs jaučiate, kad jūs esate išgirsti, o ne tik girdžiu, ir nulėmė tą jūsų psichinės sveikatos būklę, kur kartais gali būti labai gera alternatyva ne tik savipagalba ir appsui, kad jums padėtų, bet ir truputėlį pabelst kažkur, kad turėtų veiksmas vykti kitaip. Tai va, o mes šitos visus linkėjimus ir patarimus perdavėm ir tam Semui, kuris atvažiavo, tai jis pasakė mums, kad jis jaučiasi geriau, mes dėl to labai džiaugiamės. Ir jo imunitetas irgi beje pagerėjo, nes imunitetas irgi tiesiog yra labai stipriai susijęs su jūsų psichinė sveikata. Tai jeigu reikėtų patarimų, pagalbos, visada kreipkitės, rašykit, skambinkit, ateikit, mes dar ir kavos galėsim pasiūlyti, nes kava irgi svarbu psichiniai sveikatai. Tai va, ačiū, kad klausėtės. Ačiū labai, koks jausmas? Mes dabar taip stovim vienas nuo kito. Sveikas. Kadangi turim labai kokybiško laiko klausimams, tai tiesiog, jeigu norit užduoti klausimą, pakelkite ranką, mes turim savanorius su mikrofonais, jie tada jūs identifikuos ir prieis. Negi nėra klausimų. Gerai, aš tada turiu klausimą auditorijai. Kas iš jūsų esate gyvenę užsienyje? Pakelkite ranką. Ok. Dabar jūs sugrįžote ir dabar... Gerai, dar iškelkite ranką, kad būtų aiškiau. Ir dabar palikit ranką, jeigu jūs esat laimingi Lietuvoje. O, aš manau, kad čia yra jau labai į temą, nes mes būna blaškomės po pasaulį ir, kaip sakei, neįvertinam to, ką mes turim. Kam yra tekę gyventi Anglijoje su pelėsiu bute? Lietuvoje to beveik nėra. Gerai, ir turim klausimų šiaip iš auditorijos, nes labai keista. Va, ok, mes turime vieną klausimą. Dar iškelkite ranką, kad pamatytų mūsų mikrofonai. Ir per tą laiką kiti, jeigu turit, irgi drąsiai kelkite ranką, nes būtų įdomiau iš auditorijos klausimus išgirsti negu iš mano paties.
tuoj mikrofonas atkeliaus. Įjunkit mikrofoną. Aha. Taip, tai mano klausimas būtų, kaip minėjot, kad padedat užsieniečiams įsitraukti į veiklas, o kaip su pačiais vilniečiais, kuriems sunkiai sekasi įsilieti arba ras savo tą pašaukimą specialybę, ar ir jiems padedat, ar kaip šioje vietoje būtų? Ačiū. Ačiū už klausimą, aš dabar galvoju jums atvirai ir diplomatiškai atsakyti. Taip kaip yra. Tai kaip yra, aš norėčiau būti tas rožinis balionėlis, kuris padeda visiems, atsiremiu į tokį dalyką, kuris vadinasi biurokratiškai resursai, tai padėti visiems lietuviam tikrai neturime kaip, mes vis tiek, kaip esame padarytą komandą, iš esmės dirbame pirmiausia vardantų, kurie yra atvykę, bet galima naudotis tais patarimais, kuriuos aš išvardinau, o ką mes galim duoti ir kuo mes galim tikrai padėti, tai aš čia taip, lengvai prabėgdama paminėjau tuos įvairius renginius ir veiklas, kurias mes vykdom, bet mūsų visos veiklos yra orientuotos į tai, kad nesvarbu užsienietis, lietuvis, atvykęs, neatvykęs, gimęs, ką tik atvažiavęs, bei išvažiuojantis, kad susitiktų tam tikrose kultūrinėse aplinkose renginiuose. Ir tai ta kultūrinė dalis, kai aš jaučiuosi, kad aš nesu kažkokio uždaro burbulo dalis, nesu kažkaip izoliuotas, yra irgi labai stipriai prisidedantis prie tos bendros psichinės sveikatos ir prie gero jausmo, kad aš nesu šiaip kažkur pavieniui. Tai mes labai kviečiam lietuviškąją auditoriją taip pat ateiti tuos renginius. Nes juose šiaip būna ir neblogos muzikos, ir šiaip įdomių kultūrų, o kartais, ne kartais, šiaip dažniausiai ir labai geros kokybės įdomaus maisto. Tai, kadangi laimė ir per pilvą eina, ir čia aš jau iš asmeninės patirties kalbu, tai aš labai siūlyčiau eiti ir į tokius renginius, tiesiog būti tarp žmonių, matyti jų įvairovę, matyti iš kur atvykę, matyti kuom gyvena, ir tada tu su savo problemom nebesijauti vienišas. Tai čia taip, kaip mes galim padėti. O, turim 2 klausimus, tai gal jūs tada. Gerai. Ačiū. Ačiū labai už pranešimą, buvo tikrai labai smagu klausyti, kad Vilniuje mes turime tokį centrą ir iš savo asmeninės patirties, nes beveik 10 metų gyvenau užsienyje ir grįžus į Lietuvą, dabar tikrai jaučiuosi labai laiminga. Bet mano klausimas buvo toks, kad kalbėjote apie tą statistinį semą, kur yra maždaug 30 plus vaikinas. Ar galėtumėt pasidalinti statistiką, tai kiek mažiau moterų iš tikrųjų atvyksta iš užsienio į Vilnių? Moterų profesionalių dirbti. Čia labai gerai suktas klausimas, pabandykime atsukti. Čia, kai aš pasidalinau tipiniu semu, aš kalbu apie ICT tech sektorių. Taip, statistika yra tokia, kad didžioji dauguma, ypač tarp atvykstančių, yra vyrai. Kitose sektoriuose truputėlį yra kitaip. Jeigu, pavyzdžiui, lyginsime medicinos, biotech sektorių, tai ten yra ne visai lygybė, bet daug arčiau to ir moterų ten yra ženkliai daugiau, negu, pavyzdžiui, lyginant su šito mūsų dabar aptarimo sektoriumi, ar ne? Tai turbūt reikėtų, jeigu tai paimti visą bendrą skaičių, tai vyrų yra šiek tiek daugiau profesionalų atvykstančių, kurie atvyksta beje ir su šeimom, bet kad moteris atvyktų pati profesionalė, šitas procentas yra mažesnis. Aš labai bijau jūs apgauti tiksliai, bet paskutinį kartą mačiau skaičius netoli 40%. Bet čia gal nenueikime labai gilią filosofiją, nes galim pradėti kalbėti apie tai, kad daugelį sektorių ir šiaip yra nelygybė tarp lyčių ir taip toliau, ir čia turbūt nieko keisto. Tai nėra apie tai lietuvis ar užsienietis, tai yra labiau apie apskritai su lygybė lyčių pritraukimu į tam tikrus sektorius kalba, negu apie užsienietis lietuvis. Tai va, bet reiktų lyginti sektorius atskirai, o šitas būtent semas, jis netapo moterim dėl to, kad tiesiog daugiau semų negu semių. Gerai, ačiū labai. Žinau, kad yra dar vienas klausimas, gal jūs galite tiesiog užduoti jau nulipus nuo scenos. Arba stende. Gal scenoje iš karto trumpas. Gerai, trumpas. Žodžiu, turim problemą masinę migraciją. Ir esmė yra tokia, kad imigrantai neišmoksta lietuvių kalbos. Ir reikia, kad jūsų centras, taip sakant, organizuotų kursus, nes migracijos departamentas nedaro lietuvių kalbos.
Pagrindai iš Afrikos šalių labai daug imigrantų atvažiuoja ir taip toliau. IT sektoriaus darbuotojai neišmoksta, nu tai turėsim Lietuvoje reikės įvesti 3 valstybinės kalbas - lietuvių, rusų ir anglų. Aš atsakysiu tada lygiai taip pat, kampuotai. Yra keli aspektai, kurie čia yra svarbus. Duokit dirbančių, duokit pinigų, suorganizuosim be problemų tos lietuvių kalbos kursus, jau esam tą darę. Čia mums problema yra. Čia vėlgi atsimuškim truputį resursus. Kitas dalykas, aukštos kvalifikacijos atvykę užsieniečiai daug dažniau ieško lietuvių kalbos kursų. Mes kartais, ir čia jau tokia akmenis nesakysiu kur, bet ten, kur jie krenta, tegu nusileidžia, nebūtinai siūlome. Ir čia yra problema, bet motivacija integruotis ir mokytis kalbos iš kvalifikuotų specialistų yra ženkliai aukštesnė. O beje, iš Afrikos atvykusių, bent jau ką mes matom, absoliuti dauguma yra realiai studijuojantis. Ir aš kai sakau realiai studijuojantis, tai iš tiesų lankantis paskaitas. O čia yra truputėlį kitokios problemos, kad lietuvių kalbos mokymosi reikia, taip. Aš manau, kad reikia ir mes labai aiškiai matom poreikį, nes žmonės ateina kasdien iš esmės ir klausia, ar bus organizuojami lietuvių kalbos kursai. Tai paklausa yra, tai mums reikia sukurti pasiūlą, čia tik tais toks paprastas atsakymas. Ačiū labai. Indrė, tai Indrė ir jos komanda galite rasti stende. Dabar mes einame, ačiū labai, dabar mes einame į trumpą pertraukėlę ir po jos mes čia sugrįšime į panelinę diskusiją, kur kalbėsime apie mental health tech sektoriuje. Ir bus 3 organizacijų atstovai, tai 13:25 galite sugrįžti čia.